Labas. Šiandien nutarėm su tavim pakalbėti apie grožį. Vasarą norisi kažkaip, man vat kažkodėl intuicija pakuždėjo ir turbūt tai įtakoja ir vasarą, ir saulutė, ir daugiau šypsančių žmonių. Grožis. Nu, labai labai mums yra svarbu, ypatingai moteriam. Eglutė, labas, ar su manim sutinki? Taip, labas Andžela, sveiki visi. Tai ilgai netempiant gumos, tiesiog šiandien gal apie tokius 3 magiškus vitaminus papildus. Kodėl mes juos pasirinkom? Aišku, grožio vitaminų tikrai yra daug daugiau, bet aš manau, jeigu liksit iki galo, išklausysit, suprasit, dėl ko mes apie juos norim pakalbėti. Ir Eglutė, labai labai tau dėkoju vėl, kaip visada, iš anksto, kad tu pasidalinsi, kodėl būtent šitie papildai vitaminai leidžia mums gražiau jaustis ilgiau, atrodyti gražiau ir kaip yra svarbu juos kuo natūralesnius atsirinkti, ką atkreipti dėmesį. Tai pradedam, ane? Pradedam. Pradedam. Tai pirmas tas magiškas mūsų vitaminas E. Grožio vitaminas. Grožio vitaminas, daug kas yra jau girdėję viską, bet aš manau, kai kurių dalykų mes vis tiek užšiuoksim tos dalykėlius, kur, manau, gal dar kažkas ir nėra girdėjęs. Taip pat norėčiau dabar su tavim tiesiog apie vitaminą E šiek tiek pakalbėti. Tai grožis yra įvairiapusiškas, yra ir vidinis grožis, ir išorinis grožis, ar ne? Ir yra tas grožis, kuris, tarkim, kaip vitaminas E, apie kurį net nepagalvojam, kuris susijęs su mūsų organizmo gebėjimu sintezuoti tam tikras medžiagas, hormonus. Ir pavyzdžiui, mes, kai galvojam apie grožį, tai kažkodėl dažniausiai galvojam apie tai, ką galim ant savęs užtepti, ar ne? Dažniausiai. Palyginti kažkokį kremą, ten padrėkinti ir visa kita. Bet nesusivastom, kad pavyzdžiui, estrogenai, jie duoda moteriai irgi grožį. Ir būtent jie palaiko tą odos drėgmę irgi, ta prasme, kad kuo ilgiau mes išlaikome estrogenus savo organizme aukštame lygyje, tuo mūsų oda bus jaunesnė, jaunatviškesnė. O vitaminas E dalyvauja estrogenų sintezėje. Tai čia toks nuo kito galo pradėjau kalbėti. Bet pradėkime dabar nuo pradžių. Vitaminas E gamtoje, maiste, jis yra 8 izomerų. 8 formos. Tai yra alfa, beta, gama, delta tokoferoliai ir tiek pat tokotrenolių. Tai reiškia, mes valgydami maistą, kuriame yra vitamino E, mes gauname tas 8 formas. Tuo tarpu, jeigu mes vitaminą E susintetinam, tai mes turime alfa tokoferolį, DL. DL, alfa tokoferolis, yra sintetinė vitamino E forma, kuri dažniausiai didžiąja dalimi yra gaunama iš naftos. Tai aš visada rekomenduoju rinktis natūralius produktus, bet sakysit, nafta irgi yra natūralus produktas, ar ne? Iš gamtos. Bet aš labiau rinkčiausi iš maisto grandinės, natūralią formą, būtent iš maisto. Ir bėda ta, kad mes to maisto, kuriame yra vitamino E natūralaus, suvalgome vis mažiau ir mažiau. Štai kodėl reikalingi maisto papildai. Nes vitamino E daugiausia yra grūdų gemaluose. Daugiausia. Ir kada mes pašaliname gemalus, iš tikrųjų, tai ne mes juos pašalinam, maisto pramonė juos pašalina tuos gemalus tam, kad pašalinus gemalą su visais geraisiais riebalais produktas ilgiau galioja. Tai reiškia, miltai, kruopos, miltų produktai, kepiniai įvairūs, ar ne, bandelės.
duona ir taip toliau, makaronai. Viskas gali galioti keletą metų, pašalinus geruosius riebalus iš grūdų. Bet mes nusipjauname šaką, ant kurios patys sėdim. Tai reiškia, nebegauname ir tų reikalingų medžiagų, tokių kaip vitaminas E, kuris, kaip mes iš šiandienos temą kalbant, ar ne, kalbam apie grožį, bet iš tikrųjų jis atlieka daugiau funkcijų. Tai grįžtant prie grožio temos, norėčiau pabrėžti, kad vitaminas E, natūralus, aš apie natūralų daugiau tai kalbėti noriu, jisai išlaiko odoje drėgmę. Tai įsivaizduokit, kai mes tepam kremus, drėkinam, kad tik ta oda būtų drėgna, primaitinta ir taip toliau, kad jinai atliktų savo tą funkciją, ar ne? Jeigu vitamino yra E trūkumas, tai tas kremas jums gersis kaip tiesiog kaip į saustuką rašalas, ar ne? Tiesiog tepsit, atrodo daug pritepat, bet kažkur tas kremas dingo. Tai vitaminas E jums sutaupys jūsų brangius kremus, tiesiog nebereiks tokių storų sluoksnių tepti ir ant odos, ir ant veido, nes oda iš vidaus jinai bus, tiesiog ta drėgmė palaikoma. Tas pats yra ir su gleivinėmis. Tai kalbant apie grožį, vėl, aišku, čia gal sakysit kita vėl tema, bet moterims, kurioms yra tas klimakterinis periodas, ar ne, irgi labai svarbus yra ir ne tik odos, bet ir gleivinių drėgmė, nes kas leidžia išvengti irgi infekcijų. Tai apie vitaminą E galbūt turi, Andžela, klausimų? Tai tiesiog paminėjai, kad gali tų kremų daug tepti, ar ne, bet labai labai svarbu ir iš vidaus drėkinti, ar ne, kad iš vidaus eitų tos odos drėkinimas. Tai man tai yra įstrigę tavo žodžiai tokie, kad daug moterų eina į kosmetologijos kabinetus, vien tik tai daro tą išorinį, tą grožį, valo, maitina, šveičia ir ta oda, aišku, tam tikrą laiką ir ten švyti ir panašiai, bet tu, kai esi pasakiusi, kad o ką duoda iš vidaus odai? Tai yra, ta prasme, tai reiškia, dabar ką tu papasakoji, tai reiškia vitaminas E, jeigu mes dar prie visų tų procedūrų kartu vartojam ir vitaminą E, tai mes gaunam, šimteriopą naudą. Taip, jeigu mes pridėsime natūralų vitaminą E, tai bus ne tai, kad 1+1 ar ne lygu 2, bet bus sinerginis veikimas, rezultatas bus 3. Ir jeigu, tarkim, jūs nežinote, ar ne, jeigu, čia ar reikia man to vitamino E, ar čia tikrai ta oda mano į sausesnę pusę, tai yra paprastas testas. Jeigu ant jūsų odos eina rašyti, piešti, ir jeigu jūsų, aišku, dabar yra vasaros laikotarpis, jeigu jūs nešiojate pėdkelnes ir tą pėdkelnę patempus pakyla debesis dulkių, čia man buvo tas anksčiau, atsimenu, kad tiesiog kol pėdkelnes nusimaudavau, tai atrodo tiesiog toks dulkių kamuolys, tiesiog ant tiek buvo sausa oda kažkada. Tai jeigu taip yra, tai faktas, kad jūs gyvenate vitamino E deficite. Tai labai paprastai ir kaip minėjau su to kremu, jeigu tepat kremą ir atrodo jisai, tiesiog tepat, bet, kaip tiesiog susigeria, ar ne? Tai irgi yra jau požymis, kad yra labai didžiulis vitamino E deficitas. Tai tai tiesiog pabandykit ir išsiaiškinsit. Eglute, trumpai, kas jeigu pirmą kartą klauso, tai aš tavęs dar ir nepristačiau, kad tu esi vaistininkė, bet ta netradicinė vaistininkė be už sveikatą be vaistų. Iš tikrųjų, esu ir tradicinė vaistininkė, tebedirbu vaistiniai. Bet netradicinė gal norėjau pasakyti dėl to, kad aš visada žiūriu, kad apsieiti be vaistų kiek įmanoma ir kad tas vaistų vartojimas būtų racionalus. Tai reiškia, kada reikia, tada reikia. Aš pati, kada reikia vaistus išgeriu, bet tai būna labai retai. Bet reikia daryti viską, kad jų neprireiktų, nes vaistai tai yra nesaldainiai, jie turi daugybę šalutinių poveikių. Taip. Tai norėjau tavęs paklausti, dirbi labai labai tuo mažu etatu vis dėlto vaistinėje ir
Na, matai tas lentynas vitamino E? Vat jeigu taip Tikrai nuoširdžiai, nėra jų tiek daug, kiek, tarkim, kokios omegos, bet taip, yra vitamino E vaistinėje ir tikrai tokio natūralaus vieno atskiro nesu mačius vaistinėje, kad būtų natūralios kilmės vienas toks kaip atskiras E vitaminas arba, tarkim, su A. Bet esu mačiusi labai irgi nedidelę dalį vitamino E sudėtyje multivitaminuose, mineraluose, kaip natūralią formą. Ir dažniausiai kaip atskirti, ar ne? Tai jeigu yra rašo D alfa tokoferolis, tai yra natūralios kilmės. Jeigu DL alfa tokoferolis, tai yra sintetinės kilmės. Bet ką esu vaistinėje, nu, va, taip dažniausiai mačius, kad būna tik tai viena ta forma. D alfa tokoferolis, bet nebūna alfa beta gama delta tokoferolių ir tų tekotirenolių. supratau. Gerai. Dar pabaigoje sugrįšim, kaip čia tą natūralų produktą mums rasti, tikrai parekomenduosi, daugiau papasakosi. Tai dabar prie to antro gal magiško, jį gal pavadinčiau papildu, čia jau gal ne vitaminas. Tai, nu, labai visiems plačiai žinomas, bet vis tiek apie jį vis dar norima kalbėti, tai yra kolagenas. Taip. Nu, tikrai moteris įperka, geria ir tikrai ten tų etikečių gal per daug ir neskaito ir neįsigilina, kaip ten kas turi būti. Tai pradžiai, kodėl tas kolagenas mums svarbus tai jaunystiai? Tai kolagenas yra baltymas, kuris mus suklijuoja. Tai įsivaizduokit, jeigu mes negamintumėm patys kolageno, nebūtų to baltymo, tai mes būtumėm kaip per tą Terminatoriaus filmą, žmogus tas, kur išsilydo, ar ne, ir yra ne žmogaus pavidale, o nu, kaip bala. Taip. Tai mes tą žmogišką pavidalą, gražų tą žmogaus pavidalą turime kolageno dėka, esame susiklijavusios ląstelės į žmogaus to pavidalą. Tai kolagenas, jisai mus suklijuodamas, ar ne, jisai, kaip čia pasakyti dabar, žodžiu, kad mes tokie, vat, matot, gražiai suklijuoti, lygus ir taip toliau, bet su amžiumi kažkaip, važiuoju, atsiranda tokių lūžių, kažkokių tokių raukšlelių jau atsiranda. Tai reiškia, irgi jau yra kolageno sintezės susilpnėjimas, sulėtėjimas, nes mes su amžiumi lėtėjame, visi procesai lėtėja ir žmogus pats lėtėja. Tai to kolageno deficitas ir lemia, kad atrofuojasi pamažu raumenys, atsiranda raukšlės, atsiranda pralaidumas tarp ląstelių. Reiškia, jos jau yra nebe taip suklijuotos gražiai, bet jau kažkokie tarpeliai atsiranda. Tai, žodžiu, štai kodėl moterims reikalingas kolagenas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kolagenas yra sudarytas iš amino rūgščių, o amino rūgštys tai yra baltymo dalys. Įsivaizduokit karolius, kuriuos aš labai dažnai miniu. Karolius įsivaizduokit suvertus iš karoliukų. Ir taip įsivaizduokim, kad tie karoliai suverti iš 22 skirtingų spalvų karoliukų. Tai jeigu mes kalbam apie kolageną, tai įsivaizduokit, kad kolagenas pagrinde sudarytas iš 3 amino rūgščių. Tai taip, kaip pafantazuokim, ar ne paimprovizuokim, kad iš žalios spalvos, tarkim, mėlynos ir raudonos spalvos karoliukų daugiausia. Tai reiškia, mes turime kažkokiu būdu suvalgyti baltymų, kurie turi tų 3 amino rūgščių, tai būtų glicinas, prolinas, hidroksiprolinas, jeigu tai vat, pavadinimas. Ir organizmas gavęs tų amino rūgščių, jisai pagamina tą kolageną. Bet kad kolagenas būtų pagamintas, dar turi būti ir C vitamino, nes jisai yra katalizatorius. Jisai yra to mygtuko paspaudėjas, kad tas procesas prasidėtų. Ir jeigu mes vartojame gatavą, tai pasakysiu grubiai, kolageną, mes, reiškia, nuryję jį, pakliuvęs jisai į mūsų virškinamąjį traktą, turi būti vėl išardytas į tas atskiras amino rūgštis, tai yra į gliciną, proliną, hidroksiproliną, ir tada organizme patekusios tos amino rūgštys į kraujotaką turi būti atgal sulipintos.
Tai jeigu žmogus, moteris, mes šiandien apie moteris kalbam, jeigu turi prastą rūgštingumą skrandžio, nepakankamą rūgšties kiekį, ar ne, nes žinom, kad refliuksas kyla ir kai per mažas rūgštingumas, čia kita tema. Jeigu turi fermentų deficitą, jeigu turi žarnyno lėtinių ligų, uždegiminių ligų, tai tas baltymas jisai nesusikarpo į tas atskiras amino rūgštis ir tada negali organizme jisai susijungti vėl, nes jisai yra neįsisavinamas. Tai žodžiu, reikėtų, jeigu mes norime, kad nepritrūktų mums kolageno, mums reikia vartoti aukštos kokybės baltymus. Aukštos kokybės, tai reiškia, kuo mažiau perdirbtom baltymo, nu, tai reiškia, ne kažkokių rūkytų dešrų, ar ne kažkokių sudegusių šašlykų, bet, nu, ta prasme, gerą mėsą, gerą baltymų šaltinį, nebūtinai mėsą, nes kiti nevalgo mėsos, bet kad būtų geras baltymų šaltinis, gali būti baltyminiai kokteiliai, bet irgi tai turi būti aukštos kokybės. Ir tada dar kitas dalykas, paklausti savęs, o kaip man su virškinimu. Ar nėra vidurių užkietėjimo, ar nėra rūgštingumo problemų, ar nepučia pilvo, ar ne, nes visa tai išduoda, kad yra fermentų deficitas. Ir aišku, vitaminą C nepamirštam. Arba valgome viską nuo krūmų, nuo medžių. Už manęs, kaip tik trešnių medis, tai žodžiu, šiuo metu tai kaip ir viskas tvarkoja, ar ne? Bet kiek mes Lietuvoje turim to sezono, kada galim nuo krūmų valgyti uogas ir kiek žmonių turime kieme uogų. Pradėkime nuo to. Taigi, tas magiškas produktas kolagenas be vitamino C neveikia. Tai va, tai vėl noriu akcentuoti ir pakartoti, kad kolageną mes gaminame pačios. Mes jį pasigaminam pačios. Iš baltymų, konkrečiai iš baltymų tam tikrų dalių, iš tų tam tikros spalvos karoliukų. Ir mes suvalgę baltymą, jį turim sukapoti į amino rūgštis, tada tos amino rūgštys turi pasisavinti kraujotaką, tada turi jos susiklijuoti, o kad susiklijuotų, tam reikalingas vitaminas C. Tai va, tai jeigu visas šitas sąlygas išpildot, baltymų netrūksta, C netrūksta, su žarnynu, su rūgštingumu gerai, tai tikrai jūs kolageną, tą brangų papildą jūs gaunate, nes organizmas jums jį pagamina. Labai labai tau ačiū, nes aš ir norėjau, kad tu visą taip akcentuotum, kad, nu, kiek daug moterų net nesusimasto, kad geria ar ne tą kolageną, o tai kiek dar yra niuansų, gal jis visiškai ten ir išeina, neįsisavina ir panašiai. Taip. Tai labai labai tau dėkoju ir aš pati niekados nebūdavau dar irgi susimašiusi, kad, nu, eini nusiperki ir viskas, ir geri. O kad jisai ten ar tau veikia, neveikia, tai ir tu. Taip, tikrai būna, kad tas pats kolagenas vienom moterim labai gerai veikia, kitom išvis neveikia. Bet tai jau ir tą priežastį, kodėl išvis neveikti gali, jūs jau ir girdėjote. Ir turbūt greičiausiai aiškiai paaiškinau, ar ne, Andželikutė? Taip, tai ta prasme, kam ir būtų įdomiai, visiškai esam padarę video vien apie kolageną. Vien šita tema, tai tikrai pažiūrėkite, mano kanale tikrai yra šita tema, tai ten dar viskas aiškiau išdėstyta. Ir prie trečio to magiško produkto, tai yra ne produkto, nu čia šitas gal jau kaip papildas skaitosi, nu šitą nebūčiau niekados gyvenime pagalvojusi. Nu tikrai, kad jisai yra, tu įvardinai, jeigu man leisi pasakyti, jaunystės eleksyras, kuris jau yra seniai išrastas. Taip. Žmonės laukia, kada bus išrastas jaunystės eleksyras, ar ne? Jau čia sako, kada jau bus išrastas, tai jau visi būsim nesenstantis ir tapsime nemirtingi. Tai iš tikrųjų, žinokit, jau yra išrastas ir tai yra kofermentas Q10. Ir kaip ir kolageną, taip ir kofermentą Q10 mes gaminame patys. Mes jį gaminame. Įsivaizduokit. Tai reiškia,
kalbant apie grožį, kolageną gaminam, kofermentą Q10 gaminam, beliko tik tai vitaminą E. Susirasti natūralios sudėties, iš natūralių šaltinių, reiškia iš maisto grandinės. Ir, žodžiu, būsim gražios, lygios ir švytinčios. Bet nėra viskas taip, žinokit, paprasta. Taip. Tas fermentas, kofermentas Q10, jis yra ne tik tai jaunystės eleksyras ir grožio fermentas, bet jis yra mūsų energija, mūsų ląstelių energija. Ir mes jį gaminam 100% iki 25 metų. Nuo 25 metų, nepatikėsit, bet jau žmogus ima sent. ir nuo 25 metų jo sintezė ima mažėti, bet tas mažėjimas, kiek smarkiai sumažės jisai, tai priklauso nuo to, kaip žmogus maitinasi, kaip žmogus juda, nes kofermentas Q10 irgi gaminasi ne iš oro. Jam reikia viso sąrašo irgi vitaminų, mineralų, aminorūgščių, iš ko jisai pasidaro, ne iš vandens, ne iš oro. Ir jeigu trūksta tų medžiagų, tai organizmas žymiai mažiau, tada jau su tuo amžiumi žymiai mažiau pagamins to Q10. Ir judėjimas. Labai svarbu, kuo daugiau žmogus juda, tuo daugiau Q10 fermento organizmas sintezuoja. Tai reiškia, nuo 25 jo sintezė mažėja, nuo 50 dar labiau tas pagreitis padidėja ir nuo 70 jau labai smarkiai krenta jo sintezė. Tai sutinkame gatvėje tikrai žmonių, savo artimųjų rate, gal ar ne, kur, tarkim, 50 metis vienas atrodo jau kaip senukas, o kitas atrodo kaip jaunuolis 50. Tai va irgi čia yra priklauso nuo kofermentų Q10 koncentracijos organizme. Ir kofermento Q10 maiste taip pat yra, galim jį suvalgyti su maistu, bet jo daugiausia yra subproduktuose. Tai reiškia kepenys, širdis, smegenys. Tai va tokį maistą, jeigu valgote, tai gaunate kofermento Q10, bet kad gauti dienos normą kofermento Q10, pavyzdžiui, kad noriu niekada nesent ar nenoriu būti amžinai jauna, tai kiek reiktų suvalgyti, tai aš taip skaičiavau, kad į dieną kilogramą jaučio širdies. Dienos dozę gauti. Nes būtent kodėl jaučio širdies, nes daugiausia kofermento Q10 kas turi fizinės jėgos, tie gyvūnai. Ta prasme, kas turi daug fizinės jėgos. Tai jeigu imkim kokią ten žuvį, ar ten kokią vištą, ar ne, tai kepenys ir širdis turės žymiai mažiau Q10 negu jaučio širdis. Kuo stipresnis gyvūnas, tuo daugiau Q10. Ir kad užtikrinti tą kiekį, tai įsivaizduokit, be maisto, be judėjimo, mes galime jį gauti su maisto papildais. Ir taip pat yra, man žinomas, vienas natūralios kilmės kofermentas Q10, kuris yra išgautas iš kukurūzų fermentacijos būdu. Tai va, tai kofermentas Q10 kaip papildas, jisai gali tiesiog jums palengvinti tą gyvenimą, kad nereiktų valgyti po kilogramą jaučio širdies per dieną. Tai žinai, kai tu paminėjai tos subproduktus, tai daug žmonių nemėgsta jų valgyti. Tikrai. Taip, daug žmonių nemėgsta. Taip. Taip, ir aš iškart pagalvojau, tai ką dabar tiems žmonėms, vis tiek, jeigu jie norėtų ar ne tos jaunystės ilgamžiškumą, kad tikrai reikėtų papildyti savo mitybą maisto papildais. Tai norėčiau dabar prieiti prie tos dalies, kad dirbi vaistinėje, Eglutė, bet vitaminus papildus žinau, kad tikrai neperki iš vaistinės. Taip, čia yra kita tema, bet jeigu taip trumpai, taip aš vartoju jau 20 metai Nelife kompanijos papildus ir esu lojali vartotoja ir turiu tikrai labai gerą asmeninę sveikatos patirtį, o vartoju iš tos kompanijos produktus pagrinde dėl vienos priežasties. Pagrinde. Nes man reikalingas veikimas, man reikalingas poveikis.
Neužtenka užsidėti pliuso, neužtenka žinoti, kad vartoji, nusipirkti ir pasidėti lentyną ar ne, bet vartoti reikia, kad turėtum naudą. Tai kada esi sveikas žmogus, tą naudą labai sunku pamatuoti. Jeigu tu esi sveikas, energingas, viskas tau gerai, tai tu net nesupranti, kad geri ar negeri, tarkim, to poveikio. Tai mano atveju, kada aš buvau labai sunkiai serganti ir sirgdama atvira tuberkuliozė, pagimdžiau ir sūnų savo pirmą, tai aš žinojau, ką reiškia jaustis tragiškai, ką reiškia jaustis mirusiai, nors esi gyva. Ir man tiesiog šitos kompanijos produktai buvo veiksmingi. Aš jaučiau jų poveikį ir po to jau, kada įsigilinau į sudėtis, į išvalymą, būtent švarumą, iš ko jie pagaminti, kaip jie pagaminti, tiesiog tai nulėmė, kad aš su šitos kompanijos produktais ir apsiženijau, galima sakyti. Tai norėčiau dar ir papildyti, ar ne, kas girdė aplamai šitą pirmą kartą tą kompaniją, kad tai yra papildai, vitaminai iš maisto grandinės. Tai yra viskas natūralu, ką žmogus geriausiai įsisavina. Tai lengviausia, geriausiai įsisavino žmogus, ką mes valgom natūralų maistą, ar ne, iš jo gaunam daugiausia tų vertingų maistinių medžiagų. Tai Eglutė ir asmeniškai ir konsultuoja žmonės įvairiausiams sveikatos klausimais. Mes šiandien palietėm tą jaunystės temą, tai vėlgi, jeigu klausėt ar ne, kolagenas, tai nėra taip paprasta išgėrėt, o jeigu pas jūs vyksta įvairiausių procesų, tai labai svarbu į tai atkreipdėmėsi ir Eglutė į visą tai gilinasi ir gali jums patarti, kaip ką daryti. Tai ir dėl tų pačių produktų, ar ne, ir jeigu norėtumėte ir įsigyti, rašykit mums elektroniniu paštu po apačią, šito video visą laiką nurodom, kur kreiptis. Ir aišku, tie papildai grožiai, Eglutė, čia buvo gal tokie, galim sakyti, tokių iš gal pagrindinių. Bet, aš tau kaip ir minėjau, pagrindinių čia būtų sąrašas turbūt 10. Bet mes tokius magiškus, kaip sakiau, ar ne, išrinkome 3 todėl, kad galbūt, sakykime, tokie iš kitos pusės mes juos apipasakojom, kas jie tokie, kaip gaunami ir kur galbūt mes nepagalvojame, ar ne, kaip ir apie tą Q10 ir apie tą kolageną. Tai ir kad apie tą natūralų vitaminą, galbūt pirmą kartą žmonės girdės ir nežino galbūt, kad yra toks didžiulis skirtumas tarp sintetinio ir natūralaus. Tai vien tik tai tie 3 buvo paliesti dėl tos priežasties, o sąrašą čia galim tęsti ir vitaminai visi svarbus, ir mineralai, ir omega rūgštys, čia ir karotenoidai, ir ojeto, čia galim iki vakaro mes pasakot. Taip, tai aš dabar tik pabaigai taip norėčiau tokį palikti neklausimą, ar kaip užduotėlę, pamėginkit paieškoti natūralaus Q10, kofermentų Q10. Tiesiog, nežinau, tokia mintis atėjo, nes aš tai žinau, tą kofermentą Q10, kur galėčiau gauti natūralų ir patį vartojam. Bet vienas iš tokių niuansų, kur tu ir Eglutė esi sakiusi, kad pati dar nesimačiusi, nesutikusi. Aš nesu sutikusi. Taip, o gal ir yra, čia mes negalima ginčytis, bet būtų labai faina ir kad pasidalintų žmonės. Bet jeigu tokio neranda, tikrai mums rašykit, mes patarsim, kur tokį rasti, kaip jį vartoti ir panašiai, nes jis yra ypatingai svarbus. Kodėl aš jį paminėjau, nes tas kofermentas Q10 man yra labai dar įstrigę toks dalykas, kaip tu, Eglutė, esi savo net paskaitose paminėjusi, kad jis ne tik atsispindi mūsų išorė, bet mūsų viduje, mūsų visi organai vis ilgiau lieka
gyvybiški, sveiki, jauni. Taip, man šitas ant Jo, tiek yra jaunystės įstrigęs. eleksyras tai nėra vien tik tai grožis iš išorės, ar ne, kad reiškia, kodėl į kremus deda Q10. O Taip, labai gerai, kad tu šitą priminėjai pabaigą, iš tikrųjų galim pasakyti, kad tai yra mūsų organų jaunystė, kad tai yra, įsivaizduokit, kuo organizme daugiau Q10, tuo jūsų ląstelės geriau atsinaujins, atsistatys, nes jos turės energijos. Tuo geriau plaks ir atsipalaiduos, susitrauks ir atsipalaiduos jūsų širdis. Reiškia, bus aprūpinami visi organai, visos ląstelės deguonimi ir maistinėmis medžiagomis, nes širdis plaks ir atsipalaiduos, žodžiu, susitrauks kokybiškai, iki galo susitrauks ir iki galo atsipalaiduos. Visom ląstelėm reikia energijos, net plauko ląsteliai, kuri auga, ne, irgi reikia energijos, kad augtų. Žodžiu, visom ląstelėm reikia energijos, o energijos fermentas yra kofermentas Q10. Nėra energijos, vystam kaip rudenį lapai. Tiesiog kuo daugiau Q10 organizme, tuo yra ilgamžiškumas ir grožis, ir išorinis, ir vidinis. Aš dar jį vadinu pozityvių minčių generatoriumi. Nes iš tikrųjų, kada aš pradėjau vartoti kofermentą Q10, aš pasidariau labai labai tokia, dar daugiau, aš iš tikrųjų šiaip pozityvus žmogus, bet dar daugiau pozityvesnė ir praminiau tą fermentą pozityvių minčių generatoriumi, nes pastebėjau, kad kai jį vartoju, tikrai daugiau generuojasi idėjų, tokių pozityvių minčių. O kada kurį laiką būdavo padarau pertrauką, žiūriu, vėl kažkaip jau nebe taip ta galva pozityvi ir nusprendžiau nebedaryti jokių pertraukų ir vartoti jį be pertraukų. Na štai ateina mūsų mažieji, mano irgi. Taip, tai ir sakom, iki sekančių išlikite jauni tiek vidumi, tiek išorė ir sveiki. Ačiū, Eglute, tau dar kartelį labai. Iki malonaus visiems. Iki. Ate.